Šiandien statybinių naujienų rubrikoje pakalbėsime apie namo fasado apdailą. Kas nauja ir kas keičiasi, mums papasakos architektė Alina. Alina, kas čia keičiasi nuo tos lapkričio 1 dienos? Labai aktuali ir daug klausimų kelinti tema pastaruoju metu yra fasado spalviniai sprendimai. Ir ar galima keisti fasadą statybų metu? Įsigaliojus naujiems įstatymams nuo lapkričio 1 dienos, fasadas yra esminis projekto sprendinys, kurio keisti negalima. Tai apima ne tik spalvinį, bet ir medžiagų sprendimą bei medžiagų išdėstymą fasade. Reiškia, jeigu turime fasade medieną ir nusprendžiame ją pakeisti, pavyzdžiui, klinkeriu, ar tiesiog iš rudos pakeičiam į pilką spalvą, tai jau laikoma esminiu projekto pažeidimu ir gali tekti gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Reikės parengti naują projektą, kadangi keitėsi fasadų spalviniai sprendimai, vėl suderinti jį su atsakingomis institucijomis ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Tai Alina, aš statausi namą ir nusprendžiau visą namą fasadą įsiklijuoti klinkeriu, bet neturiu finansų, tarkim, tam dalykui. Tai ką aš turėčiau daryti? Geras klausimas, iš tikrųjų dažnai pasitaikantis mūsų praktikoje. Na, turbūt pirmiausia, tai pagalvokit, ar tikrai nenorėtumėt luktelti, kol turėsite galimybę padaryti fasadą tokį, koks jis yra projekto sprendiniuose. Nes yra tokia galimybė, ar ne? Žinoma. Palaukti ir paskui tai pasidaryti. Žinoma, statybos leidimas neturi kažkokio galiojimo laikotarpio. Todėl jūs galite statyti tiek, kiek norite ir tuomet, kai jau turėsite pakankamai lėšų, padaryti tokį fasadą, kokį buvot sugalvoję ir toks, koks yra projekto sprendiniuose, galite padaryti vėliau ir įregistruoti vėliau. Bet kitas momentas, jeigu visgi nusprendžiat pakeisti fasado apdailą iš klinkerio į tinką, sakykime, pigesnę arba atvirkščiai, tai, tuomet reikėtų nusiteikti, kad reikės keisti projektą, rengti naują projektą ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Tai Alina, pakalbėjom apie medžiagiškumus, ar dar kažkas įeina į tą išorę, ne tik turbūt medžiagos, ar ne? Žinoma, kalbant apie fasadą, tai ne vien medžiagos. Tai yra ir langų dydžiai, jų išdėstymas, taip pat ir lauko išorės durys. Tai irgi yra svarbu. Žinoma, visi suprantame, kad statybos metu gali įvykti tam tikrų pakeitimų. Na, gal dėl konstrukcinių tam tikrų sprendimų, ar ne? Tai žinoma, teisės aktuose yra numatyta ta riba, iki kiek, sakykime, galima pakeisti lango dydį, kad, tai nebūtų kažkoks esminis nukrypimas nuo projekto. Bet, viskas turi tam tikras ribas ir visgi reikėtų laikytis projekto sprendinių, o jeigu atsirastų papildomas langas fasade, tai irgi jau būtų laikoma kaip esminiu nukrypimu nuo projekto sprendinių. Ar tai taikoma tik individualiem namam ar ir kitiem pastatam? Ši nuostata taikoma visiems pastatams, ar tai būtų individualus gyvenamasis namas, ar dvibutis, ar visuomeninės paskirties pastatas. Ar galima būtų teikti taip, kad čia labiausiai kenčia individualių namų savininkai? Manau, kad taip. Nes visgi, atrodo, turiu mažą individualų namuką savo sklype, noriu dedu medinę apdailą, noriu klinkerį klijuoju. Deja, įstatymo reglamentas yra visiems vienodas. Gerai, o jeigu dar konstrukcinės kažkokios tai korekcijas vyktų, pavyzdžiui, norim kažkokių kolonų prisistatyti, ne? Ar galim tai daryti be projekto pakeitimo? Jeigu tos kolonos yra būtinos dėl kažkokių konstrukcinių sprendimų, ar ne, jos yra, sakykime, neišvengiamos statybų metu, tai tuomet taip, papildoma kolona gali būti numatyta. Bet jeigu mes vėlgi kalbam apie kažkokį estetinį grožį, išorę ir taip toliau, tai tuomet ne, ta kolona negali būti kaip kažkoks dekoro elementas. Viskas labai griežta, bet ar yra kažkokių išimčių? Taip, norėčiau nuraminti tuos, kurie parengė projektą ir statybos leidimą gavo iki 24 metų lapkričio 1 dienos, kuomet dar ši įstatymo nuostata nebuvo įsigaliojusi. Tai tiem, kas suspėjo parengti projektą ir gauti leidimą iki mano minėtos datos, gali būti ramus, nes, jų atveju, sakykime, pakeitus fasado spalvinį sprendimą, langų išdėstymą ar dar kažką fasade, pakaktų tiesiog parengti projekto korektūrą, laidą A ir sėkmingai įregistruoti savo statinį. Tai čia gaunas, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tikrai taip. Čia, žinai, kai reikėjo statyti vakar. Taip.